Taigi, mūsų viešnagė Estijoje jau eina į pabaigą. Rytoj išvykstam. Praleidom čia beveik savaitę, atvykom pirmadienį, o rytoj sekmadienis, tai apie 6 dienas praleidom. Išmaišėm visą Saremo salą, daug aplankėm vietų gražių. Ir švyturius, pajūrį įvairias vietas, Kalį, meteorito kraterį, vėjo malūnus, švyturius. Šiandien dar mieste praleidom laiką, aplinkui pilį, kuria Sarės. Ir rytoj jau išvyksim į Latviją, dar vieną naktį praleisim Latvijoje. Ir jau poryt važiuosim namo į Vilnių. Na, kas čia įsimintino. Na, be visų tų gražių vietų ir kelionių, kurią išmaišėm visą salą, dar patyrėm tokį nuotykį, kad mūsų langus išdaužė kažkokie tai chuliganai ar kažkokie tai vandalai, kurie ten, nežinau, ar atsitiktinai, ar turėjo kažkokią tai motyvą tą padaryti.